kad gražiausi dalykai pradeda vykti tada, kai mes turime drąsos eiti ten, kur yra nepažinta. Iš to bandymo būti unikaliais mes visi tokie vienodi pasidarėm. Ten klausia žmonės, ar vis dar jaudinės prieš lipdamas ant scenos? Jo, aš visą laiką dabar gyvenu strese, nes tu turi 100 galimybių, kaip sufeilinti ir tik kelias galimybės, kaip padaryti, kad tas pranešimas būtų žiauriai fainas. O jeigu labai labai mažą dalyką daryčiau, bet kiekvieną dieną. Ir kur jis tada nuves? Per nepatogumą perėjus, tu susigyveni ir labai daug džiaugsmų už to ateina. Kelias pasirūpins. Ir aš sąmoningai jau be jokių ausinių, be muzikos ten klausimo ar kažkokių išorinių, kad susidurtų su savimi. Ir tas susidūrimas su savimi jis įvyksta. Patogumas nėra būtina sąlyga laimiai. Kai atėjau dainuoti, visi taip sureleitino ir buvo toks geras vaibas ir visi dainavo. Kai pradedi eiti tą baimę ir tu matai, kaip tada gyvenimas tave apdovanoja. Aš nebijau sufeilinti, aš nebijau klysti. Taip, buvo taip smagu, kur gyva muzika, jie dainuoja,